Senovės pasaulio nekropoliai, kuriuose žmonės laidojo prieš tūkstančius metų savo artimuosius, žavi mus iki šiol. Tai ir Egipto Gizos piramidės ir antikos pasaulio nekropoliai. Jie traukia savo paslaptimis, savo keisčiausiomis istorijomis ir neįtikėtinomis žmogaus pastangomis išlaikyti atminimą apie mirusiuosius. Milijonai turistų traukia į šiuos nekropolius, plūsta ir lietuviai. Tačiau mažai kas žino, jog ir mes turime milžinišką nekropolį. 1000 metų, daugiau nei 30 hektarų, 40 kartų. Tiek apima vienas didžiausių lietuvių nekropolių, kuris išliko iki mūsų dienų. Čia yra labai senos kapinės, jei taip sakyti. Tai yra iš 2-13 amžiaus kapinės po Kristaus. Pilkapynas, kitaip sakant. Štai kaip atrodo lietuvių nekropolis. Šie žemės kauburiai yra kapai. Po jais ilsisi senieji lietuviai. Kaip juos laidodavo? Pirmiausia, ateina, paruošia aikštelę, ar tai miškas ar laukas būtų, ją išlygina, išdegina netgi. Po to jau yra kaip kada. Po to toj vietoj būdavo iškasama duobė. Ir ten palaidojamas tas žmogus. Jis ankstyvieji tėvo šitos laikotarpį yra nedeginti, buvo toks tarpas. Šalia dar būna kartais šalia to mirusiojo palaidotas žirgas šalia įdėtas. Atskirais atvejais, paskui, šitoj vietoj prie šone, prie to mirusiojo, kartais randame akmenų sienelę. Iš akmenų nedidelė sienelė, tai pusę metro, kiek ten tos sienelės. Ir paskui tas viskas yra užpilama žemėmis iš tų griovių. Ir tuose grioviuose yra, matomai, yra labai degėsių daug, labai daug degėsių šitoj. Manoma, kad šitose duobėse vėliau buvo deginami ar laužai, ar kažkokiu tai laikotarpiu minima susijęs su ugnies papročiu. Tai Kretuonio pilkapynas, esantis Švenčionių rajone. Čia surasta virš 400 pilkapių. Lietuviai savo mirusiuosius laidojo nuo 2 iki 12 amžiaus. Atraskite nepažintą Lietuvą kartu su istorijos detektyvais.